Sveiki visi, su jumis yra vėl aš Austėja iš Kibbles ir sveiki atvykę į naują tech naujienų epizodą. Šių metų kovą dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI netikėtai paskelbė uždaranti savo vaizdo generavimo platformą Sora. Turbūt visi puikiai žinot Sorą. Šis sprendimas nustebino tiek technologijų bendruomenę, tiek verslo partnerius, nes projektas buvo laikomas vienu ambicingiausių bandymų pritaikyti dirbtinį intelektą kūrybinėje industrijoje. Sora buvo dirbtinio intelekto sistema leidusi vartotojams kurti realistiškus vaizdo įrašus iš tekstinio aprašymų. Programėlė taip pat turėjo socialinių tinklų elementų. Vartotojai galėjo dalintis trumpais AI sukurtais klipais, panašiai kaip TikTok platformoje. Pagrindinė priežastis – strateginis OpenAI persiorientavimas. Bendrovė nusprendė sutelkti dėmesį į pelningesnes ir praktiškesnes AI sritis, tokias kaip programavimo įrankiai, dirbtinio intelekto agentai ir verslo sprendimai. Taip pat išskiriamos kelios svarbios priežastys. Didelės sąnaudos. Vaizdo generavimas reikalauja milžiniškų skaičiavimo resursų, todėl buvo brangus ir sunkiai plečiamas. Technologiniai apribojimai. Infrastruktūra dar nėra pakankamai pažangi, kad tokios paslaugos būtų ekonomiškai tvarios. Etiniai ir teisiniai iššūkiai. Sora kėlė susirūpinimą dėl deepfake turinio, autorinių teisių pažeidimų ir klaidinančios informacijos. Kartu nutrauktas ir milijardinis sandoris. Kartu su Sora uždarimu žlugo ir planuotas maždaug $1 milijardo JAV vertės bendradarbiavimas su Disney. Šis sandoris būtų leidęs naudoti daugiau nei 200 žinomų personažų AI vaizdo kūrimui. Sprendimas buvo priimtas itin staigiai. Kai kuriems partneriams apie tai pranešta beveik paskutinę minutę. Ką tai reiškia AI industrijai? Sora uždarimas rodo platesnę tendenciją. Net ir pažangiausios AI technologijos ne visada yra komerciškai tvarios. Tai signalizuoja, kad AI įmonės pradeda atsargiau vertinti projektus ir daugiau dėmesio skiria realiam pritaikomumui bei pelningumui. Tuo pačiu OpenAI siekia konsoliduoti savo produktus ir kurti vieningą platformą orientuotą į produktyvumą ir kasdienės užduotis. Kaip žinot, šiuo metu, priklauso nuo to, kada žiūrit šį video, turime 4 žmones giliai kažkur kosmose skrendančius aplink Mėnulį. Tai Artemis 2 misija. Praeitą tech naujienų epizodą minėjome, kad Artemis tą dieną būtent pakilo ir dabar jau už kiek dienų, už kokių 4 dienų turėtų grįžti. Balandžio 10 išskris į Žemės atmosferą, tai čia jau 2 days away. Realiai maždaug, kai mes įkelsim šitą videką, jau bus Žemės atmosferoje. Artemis programa siekia ne tik pakartoti praeities pasiekimus, bet ir atsakyti į fundamentalius klausimus apie Žemės palydovą Mėnulį. Naujausios misijos, ypač Artemis 2, jau dabar teikia vertingų duomenų ir parodo, kokį mokslinį proveržį gali atnešti artimiausi dešimtmečiai. Remiantis Wired analizę, Artemis misijos gali padėti išspręsti kelis ilgai mokslininkus kamuojančius klausimus. Pirma, kaip susiformavo Mėnulis. Viena pagrindinių teorijų teigia, kad Mėnulis atsirado po milžiniško susidūrimo tarp ankstyvosios Žemės ir kito dangaus kūno. Tačiau ši hipotezė vis dar turi spragų. Nauji mėginiai iš gilesnių Mėnulio sluoksnių gali padėti tiksliau nustatyti jo kilmę. Antra, kas slypi Mėnulio viduje? Mėnulio vidinė struktūra nėra iki galo aiški. Seisminių matavimų ir naujų instrumentų pagalba mokslininkai tikisi geriau suprasti jo branduolį bei geologinę evoliuciją. Trečia, ar Mėnulyje yra panaudojama vandens? Vandens ledas, aptinkamas nuolat šešėlyje esančiose krateriuose prie pietų ašigalio, gali tapti esminiu ištekliumi būsimoms bazėms, tiek gyvybės palaikymui, tiek kuro gamybai. Ketvirta. Kodėl skiriasi Mėnulio pusės? Artimoji Mėnulio pusė labai skiriasi nuo tolimosios, pastaroji turi storesnę plutą ir mažiau jūrų. Artemis misijos leis tiesiogiai tirti šiuos skirtumus. Ir penkta. Ar Mėnulis kadaise turėjo magnetinį lauką? Duomenys rodo, kad senovėje Mėnulis galėjo turėti stipresnį magnetinį lauką nei dabar. Nauji matavimai padės suprasti, kaip ir kodėl jis išnyko. NASA vykdoma Artemis 2 yra pirmoji pilotuojama misija į Mėnulio apylinkės nuo 1972 metų. Jos tikslas išbandyti sistemas ir pasiruošti būsimam nusileidimui. Misija trunka apie 10 dienų ir apima skrydį aplink Mėnulį bei sugrįžimą į Žemę. Svarbiausi pasiekimai po kol kas. Pasiektas rekordinis atstumas nuo Žemės – apie 252 tūkstančiai mylių arba 406 tūkstančiai kilometrų. Užfiksuoti dar nematyti Mėnulio paviršiaus vaizdai, stebėtas Saulės užtemimas iš Mėnulio perspektyvos ir testuojamos gyvybės palaikymo ir komunikacijos sistemos. Šie duomenys yra būtini planuojant būsimas misijas, kurios jau ne tik skris aplink Mėnulį, bet ir leis astronautams nusileisti jo paviršiuje. Artemis nėra vien simbolinis sugrįžimas į Mėnulį. Tai ilgalaikė strategija sukurti nuolatinę žmogaus buvimo infrastruktūrą kosmose. Surinkti duomenys padės geriau suprasti Saulės sistemos formavimąsi, pasiruošti misijoms į Marsą ir sukurti technologijas ilgalaikiam gyvenimui kosmose. Tai Artemis misijos gali iš esmės pakeisti mūsų supratimą apie Mėnulį. Nuo jo kilmės iki galimų išteklių, atsakymai į šios klausimus ne tik praplės mokslo ribas, bet ir nulems ateities kosminių misijų kryptį. O šiaip viską live galite stebėti per NASA YouTube kanalą, man atrodo, tenais yra gyva transliacija 24/7, kur rodo, ką šiuo metu veikia
4 astronautai ir kur šiuo metu yra erdvėlaivis. Tai būtinai nueikit tenais, visai smagių momentų jau dabar turbūt matėt internete, pavyzdžiui, kaip Nutella praskrenda. Vidury ten visų. Labai daug girdėjau problemų su tualetu, kyla jau ne pirma tualeto problema. Tai jo, pasižiūrėkit, būtinai tikrai visai cool, kaip sakoma. Kita tema. Graikija paskelbė vieną griežčiausių Europoje skaitmeninių ribojimų. Nuo 2027 metų sausio 1 dienos šalyje bus draudžiama socialiniais tinklais naudotis vaikams iki 15 metų. Šį sprendimą pristatė ministras pirmininkas Kyriakos Mitsotakis. Mitsotakis, pabrėždamas augančius susirūpinimus dėl jaunimo psichinės sveikatos ir priklausomybės nuo skaitmeninių platformų. Kodėl priimtas toks sprendimas? Pagrindinės priežastys buvo didėjantis nerimas ir miego sutrikimai, priklausomybę skatinantis platformų dizainas ir spaudimas dėl nuolatinio lyginimosi ir komentarų internete. Graikijos valdžia teigia, kad vaikai vis daugiau laiko praleidžia prie ekranų, o tai neigiamai veikia jų vystymąsi. Aš pritariu. Kai kurie duomenys rodo, kad net apie 75% socialinius tinklus naudojančių vaikų šalyje yra pradinio mokyklinio amžiaus. Kaip veiks šis draudimas? Tai draudimas įsigalios sekančių metų sausio 1 dieną. Platformos turės užtikrinti vartotojų amžiaus patikrą ir už taisyklių nesilaikymą gali grėsti baudos iki 6%. Tai kaip veiks draudimas? Draudimas įsigalios sekančių metų sausio 1 dieną ir platformos turės užtikrinti vartotojų amžiaus patikrą, o už taisyklių nesilaikymą gali grėsti baudos iki 6% pasaulinių pajamų pagal Digital Services Act. Įstatymas bus priimtas Graikijos parlamente dar šių metų viduryje. Svarbu tai, kad Graikija pati negali pilnai priversti technologijų kompanijų vykdyti amžiaus patikros, todėl tikimasi didesnio tėvų ir pačių platformų įsitraukimo. Graikija nori, kad tai nebūtų tik nacionalinė iniciatyva. Vyriausybė ragina ES nustatyti bendrą skaitmeninį pilnametystės amžių 15 metų bei sukurti vieningą kontrolės sistemą visoje Europoje. Pasak valdžios, vienos šalies sprendimai nėra pakankami, nes socialinės platformos veikia tarptautiniu mastu. Graikija nėra vienintelė tokį sprendimą svarstanti valstybė ir svarstomi ar įvedinėjami tokiose šalyse kaip Prancūzija, Ispanija, Danija ir Lenkija. Tai rodo augantį pasaulinį susirūpinimą dėl socialinių tinklų poveikio vaikams, nuo priklausomybės iki patyčių ir dezinformacijos. Graikijos sprendimas sulaukė didelio palaikymo. Apklausos rodo, kad apie 80% Graikijos gyventojų pritarė tokiam draudimui. Tačiau nuomonės šiek tiek išsiskiria. Dalis tėvų mano, kad tai būtina priemonė, o kiti siūlo problemas spręsti šeimos lygmeniu, ribojant ekranų laiką. Patys paaugliai teigia, kad socialiniai tinklai yra jų kasdienio gyvenimo dalis ir, aišku, nenori to atiduoti. Tai Graikijos sprendimas žymi naują etapą kovoje su socialinių tinklų poveikiu jaunimui. Tai ne tik nacionalinė politika, bet ir bandymas paskatinti visos Europos mastu griežtesnį reguliavimą. Jei ši iniciatyva pasiteisins, ji gali tapti precedentu kitoms šalims ir iš esmės pakeisti tai, kaip vaikai visame pasaulyje naudojasi socialiniais tinklais. Technologijų įmonė Google tyliai išleido naują dirbtinio intelekto pagrįstą diktavimo programėlę, kuri veikia be interneto jungties ir skirta iPhone naudotojams. Tai buvo pranešta be didelio įžanginio pranešimo, o pati naujiena greitai pastebėta technologijų žiniasklaidoje. Tai kas tai per programėlę? Naujoji programėlė vadinasi Google AI Edge Eloquent. Ji leidžia transkribuoti kalbą į tekstą realiu laiku, net kai telefonas yra be interneto ryšio. Taip pat automatiškai ištuštinti kalbą nuo nereikalingų žodžių, pavyzdžiui, ir panašiai. Todėl tekstas iš karto tampa sklandesnis ir lengviau skaitomas. Taip pat programėlė leidžia transformuoti transkribuotą žodį į skirtingus stiliaus variantus, pavyzdžiui, santraukas, formalesnį ar ilgesnį tekstą. Programėlėje galite matyti transkripcijos istoriją, žodžių skaičių ir kitą statistiką. Taip pat ji leidžia importuoti specialius žodžius ar terminus iš Gmail arba sukurti savo žodyną, kad geriau atpažintų vardus ir specifinius terminus. Vienas iš pagrindinių šio sprendimo privalumų tai galimybė viską apdoroti vietoje. Tai yra išmaniojo telefono viduje, todėl į serverius niekas nesiunčiama, o audio duomenys lieka privačiai įrenginyje. Google taip pat numato galimybę įjungti cloud režimą, kad būtų panaudoti galingesni Gemini modeliai tekstui patobulinti, bet tai nėra būtina. Programėlė kol kas prieinama tik iOS, bet jos aprašyme yra užuominų apie būsimą Android versiją su sisteminiu klaviatūros integravimu. Ji nemokama parsisiųsti ir neturi prenumeratos mokesčių, skirtingai nei kai kurios konkurentės rinkoje. Programėlė konkuruoja su kitais AI diktavimo įrankiais, tokiais kaip Whisperflow, Super Whisper ar Willow, tačiau Google sprendimas gali būti patrauklesnis dėl offline veikimo ir privatumo. Šis Google žingsnis rodo tendenciją. Didžiųjų technologijų įmonės vis labiau orientuojasi į vietoje veikiančius AI sprendimus, kurie suteikia
nemažai pranašumų. Privatumas ir duomenų saugumas, nes informacija nekeliauja į debesį, greitesnė reakcija ir mažesnis delsimas, nes procesai vyksta tiesiai įrenginyje ir prieinamumas nepriklausomai nuo interneto, svarbu keliaujant ar esant silpnam ryšiui. Atkeliavo nauja Intel procesorių karta. Core Ultra 7 270K+ ir Core Ultra 5 250K+. Šie procesoriai debiutavo kaip atnaujinta Arrow Lake architektūros versija su geresniais dažniais, daugiau branduolių ir patobulintais našumo rodikliais tiek darbo, tiek žaidimų užduotise. Jie skirti vartotojams, kurie nori daug galingesnės spartos už prieinamą kainą. Abu modeliai yra Intel Arrow Lake Refresh procesoriai su padidintu efektyvių branduolių skaičiumi ir optimizuotais taktiniais dažniais. 270K+ turi daugiau branduolių ir didesnį našumą daugiasriegių užduočių sektoriuje nei 250K+. 250K+, kurio kaina yra apie $200, yra orientuotas į gerą kainos ir spartos santykį tiek žaidimuose, tiek produktyvumo programuose. Abu procesoriai remiasi hibridinę P-Cores plus E-Cores architektūrą, leidžiančią geriau paskirstyti užduotis ir pasiekti geresnius realaus naudojimo rezultatus nei ankstesnės kartos Arrow Lake modeliai. Apžvalgos teigia, kad 270K+ labai artimas brangesniam Core Ultra 9 285K našumui, tačiau kainuoja apie pusę to CPU pradinės kainos. Abu CPU siūlo gerą našumą už kainą, ypač jei į sistemą neinvestuojama didelių išlaidų RAM ar SSD srityje, kas reikšmingai keičia viso kompiuterio vertę. Apžvalgoje pabrėžiama, kad patobulinimai nėra revoliuciniai architektūriniai šuoliai, tačiau die-to-die ir atminties bei dėstymo optimizavimai suteikia tikrai konkurencingą rezultatą daugeliui kasdienių darbo užduočių. Core Ultra 5 250K+ puikus pasirinkimas už $200. Papildomi šio modelio testai rodo, kad produktyvumo užduotise 250K+ yra žymiai greitesnis nei senesni modeliai ir dažnai ženkliai lenkia AMD analogus tokiame kainų segmente. Žaidimų testuose jis laimi prieš konkurentus ar yra labai arti jų rezultatyvumo, ypač kai žaidimai naudoja modernes instrukcijas ar daugiau branduolių. Iš esmės, tai du konkurencingi stalinių kompiuterių procesoriai šiais metais, kuriuos verta apsvarsyti renkantis galingą, bet ne per brangų kompiuterį žaidimams ar kūrybinėms bei produkcijos užduotims. Tiek tų žinių šios dienos Tech naujienų epizode. Labai ačiū, kad mane žiūrėjot. Nepamirškit pažiūrėti mūsų kitų senų praeitų videkų, pasiekti mus socialiniuose tinkluose, TikTok'e, Facebook'e, Instagram'e, ateiti į mūsų Discord'ą ir žiūrėti kitos savaitės epizodo kitą savaitę. Ate!